Sveiki, esame Kauno rajone Alfredo Rinkevičiaus ūkyje. Pasėlyje auga etana veislės žieminiai kviečiai ir tai yra sėklinis laukas. Prieš 12 dienų, kuomet kviečiai buvo vėliavinio lapo tarpsnyje, panaudojome 0,8 litro į hektarą Elatus Sera. Jis turi ilgai išliekantį efektą ir mums kviečius apsaugos iki 5-6 savaičių. Taip užtikrinam, kad mūsų kviečiai nesirgs lapų ir varpų ligomis, užauginsime gausų derlių bei kokybišką sėklą. Esam Joniškio rajone pas ūkininką Romualdą Gylį, kviečių lauke, veislės Skagenas. Jame yra panaudotas vėliavinių lapų tarpsnyje naujasis Syngentus fungicidas Elatus Sera, norma 0,8 litro į hektarą. Vėliavinis pagrindinis lapas tikrai sveikas, yra keletą fiziologinių dėmelių, tačiau jos dėl šiųmetinės didelės sausros ir aktyvios saulės. Esame Radviliškio rajone Syngentus fungicidinėje bandyme, kuris yra įrengtas Skagen kviečių pasėlyje. Mūsų bandymo tikslas palyginti mūsų naująjį produktą Elatus Sera su rinkoje esančiais stipriausiais konkurentais, taipogi kontrolė. Dabar po purškimo yra praėjusios 6 savaitės ir štai matyti, kontrolėje nėra sveikų lapų, visi nudžiūvę, daug ligų užkrato, o šitoj pusėje panaudotas Elatus Sera 0,8 litro norma į hektarą. Turime net 3 žalius lapus ir labai mažai ligų užkrato. Esame prie laukelio, kuriame panaudotas rinkoje populiarus karboksamido ir triazolo mišinys 0,606 norma ir praėjus 6 savaitėms po purškimo štai ką mes matome. Apatiniai lapai nudžiūvę. Viršutinis lapas taip pat apimtas septoriozės ir dryžligės. Šitas mišinys tikrai neturi tokios ilgalaikės apsaugos kaip mūsų naujasis Elatus Sera. Šis laukelis purkštas stipriausių žinomų rinkoje triazolų, norma 0,6 ir jame matome, kad ligos pradėjo plisti anksti. Galime rasti visas ligas kaip ir kontrolėje. Rudasis rudis, lapų septoriozė ir kviečių dryžligė. Įvertinus visus atliktus fungicidinius bandymus, tvirtiname, kad fungicidas Elatus Sera ilgiausiai saugo nuo javų ligų bei brandina derlių iki pat pjūties. Thank you.